šviesos biški mažoka. Taip, vyksta pasiruošimas. Sveiki, mano vardas Arturas. Esam tokiam pakankamai naujam įrankyje, kuris vadinasi Periskopis. Jis susijęs su Twitteriu. Su Twitterio paskyra, galima iš ten jį vienu žodžiu, su juo susijęti. Viskas vyksta tada pakankamai automatiškai ir aš šiandien pirmą kartą, galima sakyti, bandau šitą įrankį ir norėčiau kartu su jumis pasigaminti per 5 minutės šarminį vandenį. Tai, kaip sakiau, įrankis pakankamai naujas, ne tik man, bet ir apskritai, kažkur nuo kovo mėnesio, tai čia biškį daugiau negu pusę metų, nėra toks ilgas laiko tarpas, bet vis tiek labai įdomu išbandyti. Kol kas pasijungusių žmonių nematau, bet tai ir gerai. Šeštadienį visi turi linksmintis, ne tik kažką rimto galvoti. Dėl to nepergyvenu, nes šitos susitikimus ruošiuosi daryti ne vieną kartą, pakankamai dažnai. Pusę metų nėra toks jūsų sveikata. Pasijungia ir mano kompiuteris, matau vienas žmogus irgi. Sveiki. Mes šiandien kartu su manim pasižiūrėsime, kaip galima per 5 minutės pasigaminti šarminį vandenį. Dauguma žmonių žino, kad šarminis vanduo tai yra gerai, taip, ir kodėl tai yra gerai, galima sužinoti iš įvairiausių šaltinių. Sveiki visi, kas prisijungia. Savo klausimus galite rašyti tiesiog patempę už ekrano, jeigu jūs žiūrite per telefoną, už ekrano apačios į viršų ir ten galima rašyti savo klausimus, taip pat bendrauti. Jeigu mano transliaciją galite įvertinti spausdami ant ekrano ir jūs tiesiog padėsite širdutę. Tai to širdutės ir yra įvertinimas. Tai jeigu jums negaila širdučių, galite jas spausti. Transliacija vyksta lietuvių kalba, jeigu yra prisijungusių kitų kalbų, tiksliau lietuvių kalbos nemokančių, tai atsiprašau. Nors jie net ir nesupras, darysiu transliacijas ir kitom kalbom. Dabar yra taip, kaip yra. Ir kaip sakiau, mes šiandien pasigaminsim šarminį vandenį. Nežinau, kiek jums aktuali šita tema, bet man asmeniškai prieš 10 metų jinai pasidarė ne tai, kad aktuali, bet įdomi. Dėl to, kad pradėjęs gerti šarminį vandenį, netekau, galima sakyti, savo nugaros skausmų, kurie būdavo kiekvieną rytą. Tiesiog jie išnyko. Aišku, yra įvairiausių šarminio vandens šaltinių. Jeigu jūs žinot, jūs galite parašyti. Aš kiek žinau, tai šarminis vanduo yra gamtoj randamas. Bėga tiesiog iš gamtinių šaltinių. Taip pat tai yra Hunza kalnuose, pavyzdžiui, Pakistane. Taip pat Okinavos salos Japonijoje. Ir šiandien aš norėčiau parodyti, būtent kaip iš Okinavos salų esantis mineralas, taip galima sakyti, tai yra koralai, gali pakeisti ir padaryti šarminį vandenį per 5 minutės, kur jūs bebūtumėt. Aš pats esu Vilniuje šiuo metu, Lietuvoje, ir norėčiau būtent tuo eksperimentu su jumis ir pasidalinti. Dabar jungsim galinę kamerą. Pažiūrėsim, kiek čia ko matosi. Štai aš čia pasiruošiau stiklinę. Stiklinė yra su Vilniaus vandeniu, kuris yra, pagal parametrus tikrai pakankamai geras. Būtent jeigu nereikia kitų parametrų, tai tokio vandens užtenka, kad normaliai gerti. Jisai neduos kažko labai gero, tai yra sveikatos labai neįtakos, bet jis ir nesugadins. Ir šiuo metu galim pasižiūrėti šitas prietaisas, kuris įmerktas į stiklinę. Jisai vadinasi pH metras. Ir jisai rodo 7,3. Tai yra vanduo vos šarminis. Kadangi mūsų visi vidiniai skysčiai yra silpnai šarminiai, tai yra kraujas, pavyzdžiui, 7,5, tai geriausia vandenį gerti artimiausių parametrų būtent kraujui. Taip, toj lempą reikia sureguliuoti.
Nežinau, kiek čia matosi. Va, kol kas nematau jokių klausimų. Galite ramiai savo stebėti ir anonimiškai. Va, štai tas vanduo yra 7,3-7,4 kartai, žiūriu, pasikeičia. Ir prieš 10 metų mane supažindino, radau mineralus. Čia yra pakelis su koraliniais mineralais, tai yra tokia pakuotė. Pakuotėje būna 3 lapeliai. Pas mane vienas atplėštas, galiu parodyti. Va, ir tas vanduo pakuojamas, sandariai, tiksliau ne vanduo, kad kuom su oru. Tai yra, pasižiūrėt, kas yra viduj. Tai viduj mes turim 10 va tokių pakelių. Ir čia yra koralinis smėlis, 1 gramas koralo. Šitas gramas koralo keičia 1,5 litro vandens. Aišku, geriau išvarų vandenį. Mes dėsim taip, tiesiog paprastų būdų, tai yra nereikia važiuoti nei į Okinavą, nei į Pakistano kalnus, nei prie kažkokio gamtinio šaltinio. Visi mes užsiėmę žmonės, bet galim per 5 minutes pasigaminti sveiką ir šarminį vandenį. Va, šiuo metu matom ten 7,4 parodymas ir galim jį pasidaryti dar šarmingesnį. Tam mes naudojam koralinius mineralus, jeigu kam bus įdomu, tai mano nuorodoje, va šitoj periskopo yra nuoroda į About Me puslapį, Valneris Arturas, ir ten rasit kitas nuorodas į YouTube, kitur, ir galėsit pasidomėti šitą temą labiau. Va, o aš dabar įbersiu, viso nebersiu, nes, kam eikvoti be reikalo. Taip, įpyliau, maždaug pusę, dar pasilikau pusę kitam kartui, va, į šitą stiklinaitę ir žiūrim, kas vyksta. Jeigu kas gerai mato, tai reikšmė pasidarė 9,0. Tai yra visiškas šarmas yra 14, o dabar 9,0, tai yra pakankamai geras rodiklis ir toks vanduo ir pasižymė jau gydančiom savybėm, tai yra jis ne tik šarminis, bet jis turi pakankamai energijos, jame yra mineralų, kad gautume naudą. Va, tai visas eksperimentas. Tokį vandenį aš geriu kiekvieną dieną. Aišku, geriu nedarausi ne vien į šitą stiklinę, darausi ir į tokį butelį, va, kad užtektų. Ir tokį vandenį vartoju. Taip, kur čia aš esu? Pakeisiu ekraną. Dabar priekinis ekranas, biškai apsišviesiu gal. Va, priminsiu tiem, kas galbūt negirdėjo, tai čia yra naujas toks pakankamai įrankis, periskopas, gal jūs naudojatės, nežinau. Aš pirmą kartą bandau šitą transliaciją, va, sugalvojau būtent tokį dalyką, nes iš tiesų mažai kas žino apie sveikatos, čia priežiūros galimybės. Va, ir tiesiog noriu jas daugiau, kad kuo daugiau žmonių. Va, ir mes šiandien pasidarėm šarminį vandenį, jo šarmingumas žiūrėti, tą stiklinę. Taip, kol persijų telefonas, matyt, perkrautas per daug, tai biškis striginėja, jum nestringa ryšys. Jeigu nesunku, aš matau čia 3 žmonės, galit parašyti, iš kur jūs esate, iš kokio miesto bent jau. Va, tai rodiklis 9,1 ir jis pakankamai šarminis šitas vanduo, kad teiktų mums gyvybinę energiją, taip pat ir mineralus. Jeigu jums kažkiek buvo įdomus mano pasakojimas ir tai, ką rodžiau, tai kviečiu per mano nuorodą ten tiesiog žiūrėti. Jeigu jums įdomi sveikatos, gausite visas žinias pirmi ir galėsite, vienu žodžiu, būsite informuoti, kai vyks kitos transliacijos. Kitos transliacijos, aišku, vyks įvairiomis temomis ir tos temos priklauso nuo jūsų. Jūs galite tas temas pateikti, vienu žodžiu, ir mes jomis bendrausime. Taip, mes čia pasižiūrėjom tą vandenį. Taip, įsijungiu priekinę kamerą. Kažkaip ilgai jinai man čia. Ne. Taip, dar matau, kai kas tik tai įeina. Iš principo, pagal jūsų sutartinius vardus, tai nelabai žinau, kas iš jūsų yra kas. Va, taip suprantu, kad yra ir angliškai kalbančių žmonių.
ir anglų kalba, aš manau, irgi galima bus padaryti šitos eksperimentus, bet galbūt vėliau reikia apsiprasti prie šito naujo įrenginio. Įrenginys, periskopas. Jeigu jūs norite naudoti savo veiklai, tai domėkitės, internete yra pakankamai daug informacijos apie periskopą. O šiandien aš tada su visais atsisveikinu, eteris neguminis, taip. Ir draugaukime, bendraukime ir būkime sveiki ir laimingi. Viso.